Dabar maloniai noriu pakviesti kartu studijuoti Dievo žodį, pasimokyti iš jo. Taigi, sveikiname visus, kurie mus žiūri YouTube kanale, Biblijos radijas TV. Maloniai kviečiame čia susirinkti Maironio gatvė 26B, kur Kaune, kur kiekvieną sekmadienį nuo 11 valandos mes studijuojame žodį, tyrinėjame. Taigi Dievas padarė tokį stebuklą, kad per tam tikrą Dievo vaiką suteikė mums tą salę, kad galėtumėm naudotis. Taigi kviečiame rugsėjo 1 progą pasimokinti, pasinaudoti tą dovaną, dalyvauti, susirinkti tame aukštutinėme kambaryje. 5 aukštas liftu, maloniai kviečiame. Na, o šiandien mes tęsiame tą paskaitų ciklą iš serijos Nepageidaujami Dievo vaiko bruožai. Nepageidaujami Dievo vaiko bruožai. Ir šiandien dieną patyrinėsime, ką simbolizuoja neproporcingos galūnės. Arba čia išverčia nesveiki sąnariai. Tai yra, Dievo tiesos užrašytos Biblijoje iškraipimas. Ką simbolizuoja neproporcingos galūnės arba Dievo tiesos užrašytos Biblijoje iškraipimas. Pagal Kunigų 21 skyrius nuo 16 iki 23 eilutės. Kunigų 21 skyrius nuo 16 iki 23 eilutės. Ir mes vėl jas primename. Viešpats kalbėjo Mozei, sakyk Araonui, kad jei kas nors iš jo palikuonių turi trūkumų, tegul nesiartina prie Dievo, kad aukotų jam duoną. Taigi yra tam tikri nepageidaujami bruožai, kurių Dievas nenori matyti savo vaikuose ir nepageidauja net, kad tokie vaikai aukotų. Ir dabar vardė tuos trūkumus, kurie reiškia, turi simbolinę prasme, nes tiesiogiai, jeigu imtume tuos trūkumus, jie netrukdo Dievui tarnauti. Taigi, ar vardė, jeigu jis yra aklas, mes tyrinėjome tą dalyką jau, jeigu raišas, taip pat jau praėjome, iškreiptų veidų arba lygiai dubusią nosimi ir originalo kalboj, tai, ko trūksta, kažko trūksta nariuose, nes neišvardyta, kad ten būtent ranka, koja ar nosis, bet trūkumas kažko žmoguje. Ir tai mes supratome, kad neliudijimas tiesos arba nepakankamas liudijimas tiesos, bijojimas pasiekmių. Ir šiandien diena sako, ar nesveikų sąnarių. O čia, pagal originalo kalbą, pernelyg didelės galūnės. Kažko per daug turime. Ką tas reiškia? Ką simbolizuoja? Ko mes per daug turime? Ir toliau sako, ar yra sužalota ranka, koja sulaužyta, kuprotas, neužauga, sergas akių liga, šašuotas, nežuotas, turintis sutrėkštas sėklidės ir taip toliau. Sako, jis neis į švenčiausiąją, nesiartins prie aukuro, nes turi trūkumų, kad nesuteptų mano šventyklos. Aš viešpats, kuris juos pašventinu. Taigi minėtos ydos Izraelio kunigams buvo nepageidaujamos ir tie, kurie jas turėjo, negalėjo tapti kunigais. Taigi, lyg tai papiktintų tą Dievą, kad tokie tarnauja, kad, reiškia, lyg tai Dievo reikalui būtų trukdoma. Ir iš kitos pusės tos ydos trukdė efektyviai atlikti tokią tarnybą. Ką tai reiškia dvasinės? Kokios tos dvasinės ydos mums trukdo
tarnauti Dievui. Tačiau svarbiausia ne fizinė jų prasme, raidinė, pagal įstatymą, o simbolinė, dvasinė, nes jos iš tikrųjų tik tam ir duotos Dievo. Ir mes esame susipažinę, kad Dievo nurodymai duoti po įstatymu, duoti kūniškam Izraeliui, iš tikrųjų buvo daugiau duoti ne dėl to kūniško, bet dėl dvasinio Izraelio, kad tais dalykais pasimokytų vėliau. Dvasinis aukštesnio laipsnio Izraelis, dvasinis Izraelis. Tie Jėzaus pasekėjai. Taigi prieš keletą mėnesių kalbėjome apie luošus ir šlubus. Ne fiziškai, bet dvasiškai. Apie dvasiškai luošus, neteisius, bedieviškus savo charakteriu ir elgesiu. Tai simbolizuoja luošumą. Neteisius, bedieviškus savo charakteriu ir elgesiu. Tai jeigu charakteriu, tai reikia ugdyti tą charakterį. Nes Biblijoje vaikščiojimas reiškia elgesį, charakterį. Ėjimas išsitiesus tiesioje pozicijoje, teisingas elgesys, charakteris, o šlubavimas, kliuvimas, neteisingas elgesys ir charakteris. Ši negalia arba dvasinis luošumas, šlubumas, sakėme, yra parodytas taip pat ir kada vyras išmėgino savo žmoną ar jį ištikimą. Ir tai supratome, kad kalbama apie tam tikrų bažnyčių judėjimų ištikimybės patikrinimą. Jėzus, tas simbolinis vyras, šiuo tikslu kiekviena iš jų duoda atsigerti kartaus vandens, tai yra tiesa su tikros bažnyčios istorija. Ir žiūri, ar jinai tinkamai elgiasi. Reiškia, žiūri simboliškai religinės grupės ištikimybę tiesai. Ar ji buvo ištikima jam ir jo tiesai, ar pasitiki kažkuo kitu, kitais mokymais, kitais autoritetais, žmogiškos ar šėtoniškos kilmės. Ar nekeista, kad Dievas nerenka kaip tautos savo vardui tokių neištikimų tiesoje ir šlubuojančių elgesyje? Tai jau pasiaiškinome. Buvo toliau iškreiptų veidų arba plokščia nosimi, įdubusia nosimi. Taigi turėjimas ko nors per mažai hebrajų kalboje, nes tam tikras organas neišvardytas. Katras turi trūkumų, bet turėjimas kažko per mažai. Buvo apie tos tiesos neliudijimą, nepakankamą davimą liudijimo tiesai, baimę dėl pasiekmių, vengimą kalbėti apie tiesą. Ir jeigu mes tokie esame, tai mes netinkame Dievo tarnybai. Nes mes turime liudyti tiesą. Kas kitas paliudys, Dievas pats netaps kūnu, ir įsikūnijęs neskelbs savo tiesos. Tai turi daryti Dievo žmonės. Vengimas kalbėti apie tiesą, nepasinaudojimas galimybėmis, net kai yra ausis norinčios klausytis. Taigi, mylimieji broliai ir seserys, šios dienos tema pernelyg didelės galūnės. Neproporcingos galūnės. Burbulio vertime nesveikų sąnarių, kas turi. Taigi, žiūrėkime originalo kalboje. Kai kurie vertimai sako ilgos galūnės, neproporcingai išaugusios, pernelyg didelės galūnės ir neproporcingos galūnės bendrai. Hebrajiškas žodis sarua. Pratęsti, deformuotis dėl narių pertekliaus. Deformuotis dėl narių pertekliaus, kūne esančių narių. Bet kaip ir anksčiau, originale nėra daiktavardžio, nurodančio konkrečią kūno dalį. Jongo vertimas enlarged, padidinta. O tai konstatuoja su ankstesniu defektu turinčiu kažko per mažai. Ten padidinta,
ką šiandien tyrinėjame, o mes anksčiau turime per mažai. Taigi ta trečia yda, turinėjimas ko nors per mažai, buvo apie tiesos neliudijimą arba nepakankamą davimą liudijimo tiesai, baimę dėl pasiekmių. Šį kartą kalbama apie priešingą, ne apie per dažną liudijimą tiesos, nes tai būtų sunku pavadinti yda, bet apie išėjimą už to, ką sako tiesa. Išėjimas už to, ką sako tiesa, apie tendenciją kurti žmogiškasias filosofijas, tuščias spekuliacijas, fantazavimus apie įvairius dalykus, neparemtų šventuoju raštu. Mes galime tikėtis kažkokių gražių dalykų, ką žada šventas raštas, bet yra fantazavimas ne pagal šventą raštą, nesiremiant jokiom eilutėm. Per didelis pasitikėjimas savimi, savo išmintimi, ambicijomis, atsidavimas bereikalingai tarnybai. Kažką darome, atliekame. Tai yra viskam, kas peržengia tikrąjį žinojimą, kurį Dievas mums atskleidė Biblijoje. Ir daugiau nei tai, ką Dievas norėtų, kad mes darytume teorijoje ir praktikoje. Taigi daugelis sako, mane veda šventoji dvasia, taip ir taip reikia daryti, šitaip ar šitaip, o nerandam kai kurių dalykų, ką šventas raštas pritartų jų nuomonėj. Taigi tam tikras fantazavimas, žmogiškos filosofijos, per daug didelis pasitikėjimas savimi, ambicijos ir taip toliau. Bendra taisyklė Dievo vaikų yra tokia. Pakartoto įstatymo 29:29. Pakartoto įstatymo 29:29. Kas paslėpta? Taigi, ko mes negalim žinot, kas paslėpta, priklauso viešpačiui, mūsų Dievui. Kas paslėpta? O kas apreikšta mums ir mūsų vaikams, kad per amžius vykdytume visus šio įstatymo žodžius. Taigi tas kas apreikšta, o tas, kas paslėpta, tai mes ir negalime to vykdyti, nes mes net ir suprasti negalime. 2 Korintiečiams 10 skyrius nuo 4 iki 6. 2 Korintiečiams 10 nuo 4 iki 6. Mūsų kovos ginklai nekūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtovės. Jais mes nugalime samprotavimus. Taigi prisiminkim, kad gali ir prieš mus kovot kažkas, jeigu mes pradėsim kažką samprotaut arba nepagristai svajot, žmogišką filosofiją skleist, tai sako, mes nugalime samprotavimus. Ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Dievo pažinimas parodytas šventam rašte ir štai kažkas pakyla aukščiau virš to pažinimo, aiškina, bus šitaip, anaip. Reiškia, sukyla prieš Dievo pažinimą. Tai ką mes tada darome? Paimame nelaisvien kiekvieną mintį, ir tai turi daryti tikintysis. Paimti nelaisvien kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Parašyta. Esame pasiruošę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik tai jūsų klusnumas taps tobulas. Pirmiausia, savyje ieškokim tų dalykų. O pas kitą ateikim su švento rašto eilute. Arba klauskim, kur parašyta pirmiausia. Neužsipuldami. Tačiau, sako, nugalime samprotavimus, bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Ir paimam tą mintį, sako, ir numariname netgi netinkamas mintis, kurios mums kyla, numariname, neįleidžiame į širdį. Nes daug minčių apsilanko, iš radijo, iš televizijos, iš visur ateina, numariname ir kad neliktų, nenueitų iki širdies.
mūsų karo ginklai nėra kūniški, nes jie yra tiesa ir tiesos dvasia, su kuria savo mintise turėtume sunaikinti nuodėmės ir klaidos tvirtovės. Nuodėmės ir klaidos tvirtovės. Kartu su puikybė arba išdidumu pasikeliančia prieš Dievo pažinimą. Toks, koks jis yra savo charakteryje, plane, o ne taip, kaip žmogus nori susikurti savo Dievą. Nepaisimas to, kas sakoma Biblijoje, tai yra nepaisimas joje esančios tiesos, visada buvo ir yra įprasta tarp skirtingų konfesijos krikščionių. Taigi iš to ir tiesos dvasios trūkumas atsiranda. Dauguma krikščionių nusigręžia nuo Biblijos mokymų ir propaguoja savąjį, savo denominacijos ar savo privatų požiūrį. Nesivadovauja apaštalo nurodymu. Koks tas nurodymas? Neima į nelaisvę kiekvieną savo mintį, kuri nepaklusni Kristui, bet turi drąsos skirti savo požiūriais nuo Kristaus. Mylimieji broliai ir seserys, turime labai daug pavyzdžių. Atkreipkime dėmesį, jog yra labai daug išsakoma minčių, kurios yra nepaklusnios Kristui. Ir tai yra tos neproporcingo ilgos galūnės simboliškai. Toks netinka tarnauti Dievui. Išsakoma per daug minčių, kurios nepaklusnios Kristui. Keletą patyrinėkime. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės mano, kad Dievas buvo priblokštas ar nustebintas Adomo nuopolio Edene. Nes jiems taip patinka. Jie to nori, nors tai nėra nei logiška, nei suderinama su Biblija. Netgi visiškai jai prieštarauja. Nes joje sakoma vienareikšmiškai, kad Dievas yra visažinis, įskaitant ateities dalykų žinojimą, kaip daug kur kalbama Biblijoje. Ir labai dažnai taip įsipainiojama, žinant vieną fragmentą, negali suderinti su kitais fragmentais. Tikintysis žino kažkokį fragmentą iš Švento rašto ir negali suderinti su kitais. O juk ir piktosios dvasios taip pat cituoja Bibliją. Taigi žiūrėkim tuo požiūriu. Pradžio 6 skyrius 5 eilutė ir 6. Atrodo, lyg tai paremta. Viešpats matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti, gailėjosi, kad jis žemėje sutvėrė žmogų ir sielojosi savo širdyje. Tai čia vienas fragmentas. Bet patyrinėkime apie Dievą, ką mes žinome daugiau. Taigi skaitome Izaijo 42 skyrius 8-9. Izaijo 42, 8-9. Aš esu viešpats, tai mano vardas, Jahvė. Aš esu Jahvė, tai mano vardas, sako. Aš neduosiu savo garbės kitam. O katram galima duoti? Jėzui, šventai dvasiai, dar kažkokiam kitam taip vadinamam Dievui. Neduosiu savo garbės kitam ir savo šlovės stabams taip pat. Ankstesnieji dalykai įvyko. Skelbiu jums dabar naujus. Pranešu anksčiau, negu tai įvyks. Taigi kaip Dievas žino anksčiau, nei tie dalykai įvyksta. Žinojo, ar Adomas nusidės, ar tie žmonės bus pikti ir taip toliau. Skaitome Izaijo 44, 6-7 eilutės. Izaijo 44, 6-7. Bet viešpats Izraelio karalius, jo atpirkėjas, kareivijų viešpats sako, aš esu pirmasis ir paskutinysis, be manęs nėra kito Dievo. O gal yra? Bet Dievas sako, kad nėra. Kas yra toks kaip aš? Kristus?
šventoji dvasia? Kas? Toks kaip aš. Tegul jis pasirodo, praneša, paskelbia ir išdėsto, kas buvo praeityje ir kas įvyks. Visą tai Dievas tik tai žino. Nebijokite ir nenusigaskite. Aš jums jau seniai sakiau ir pranešiau. Jūs esate mano liudytojai. Be manęs nėra kito Dievo. Aš nežinau jokio. Tai jeigu Dievas nežino kito Dievo panašaus į jį, tai ar mes galim kalbėti apie kitus dievus šalia jo esančius? Būtų nelogiška ir neprotinga. Ir per daug drąsų netgi. Bet viduramžiais iškilo toks mokslas, kad yra daugiau šalia, bent jau 3 tie dievai pagrindiniai, kaip pagonybei, nes iš ten kopijuojama viskas. Izaijo 46:10. Izaijo 46:10. Aš skelbiu dalykus nuo pat pradžios ir sakau, kas dar nėra įvykę. Mano nutarimas pasiliks. O gal Jėzus nutarimas pasiliks? O gal Šventosios Dvasios nutarimas pasiliks? Tai koks chaosas būtų? Mano pasitarimas turi pasilikti, nutarimas, kito Dievo nutarimas, bet sako, ne. Mano nutarimas pasiliks. Ir aš padarysiu, ką esu numatęs. Aš, Jahve, taip sako. Danielio 2:28. Danielio 2:28. Tačiau danguje yra Dievas, kuris apreiškia paslaptis. Ir šiuo sapnu praneša karaliau Nebukadnesarui, kas įvyks paskutinėmis dienomis. Taigi gali Dievas pranešti ir pranešė savo žodį, kas įvyks šiuose paskutinėse dienose. Kaip vienas kitas karas pasibaigs, kaip su visom tautom, kaip ant tų griuvėsių iškils karalystė. Tas pats Danieliaus 2 skyrius, maždaug 47, toje vietoje paskaitykite. Taigi, Mato Evangelija, 24 skyrius, 36 eilutė. Jėzus irgi paliudija apie tai, apie dangiškąjį tėvą ir patvirtina jo žodžius. Nes Jėzus mums atnešė žinią apie dangiškąjį tėvą. Tai jis ir patvirtina. Mato 24:36. Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino. Tame tarpe ir Jėzus. Ne dangaus angelai, o vien tik mano tėvas. Vien tik mano tėvas. Taigi Jėzus pasakė, kas tai žino. Pats Jėzus nežinojo nuo pat pradžių, koks bus Dievo planas, netgi. Bet tai dar ne viskas. Taip jau atsitiko, kad mes Biblijoje skaitome net apie Adomo nuopuolio faktą, apie kurį Dievas žinojo prieš Adomui nusidedant. Apreiškimo 13:8. Apreiškimo 13:8. Ir jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti nuo pasaulio sutvėrimo užrašytoje avinėlio gyvenimo knygoje. Taigi nuo pasaulio sukūrimo jau ta knyga avinėlio buvo, kaip sakant, kurie įrašyti ir Jėzus kaip išpirka nužudytas nuo pasaulio sukūrimo. Arba bent jau tada Dievas tai žinojo. Patvirtiname kitą eilutę. 1 Petro 1 skyrius 18 iki 20. 1 Petro 1 skyrius nuo 18 iki 20. Žinodami, kad esame atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo, tai vienas dalykas, žinokime, kad mūsų gyvenimo būdas betikslis kai kuriems yra. Ir iš protėviais toks paveldėtas jau yra. Taigi, jeigu norime turėti tą gyvenime tikslą ir prasme, ir ypač susijusią su amžinu gyvenimu, tai sako, iš betikslio protėvių paveldėto gyvenimo būdo esame atpirkti nenykstančiais turtais. Taigi tas turtas, mūsų namai, sidabras, auksas, jie yra nykstantis. Sidabro ar auksų, bet brangiuoju krauju Kristaus.
to avinėlio be kliaudos, vėl apie tą patį avinėlį, ir dėmės, jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą. Prieš pasaulio sutvėrimą, prieš visatos atsiradimą, ne tik žemės. O apreikštas šiais paskutiniais laikais jums. Kristus, tas avinėlis, kuris buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą, tai yra Dievas apie tai žinojo dar prieš Adomo sukūrimą. Tuo metu, kai Dievo planas dar galėjo būti pakeistas. Pavyzdžiui, Dievas galėjo nesukurti žmogaus, nebūtų nuopolio, nebūtų reikėję atpirkėjo, Jėzaus už Adomą ir taip toliau. Tačiau kai kurie pasikelia prieš tokį žinojimą, kurį dabar mes skaitėme apie Dievą, kad jis iš anksto viską žino ir pasikelia, aiškina savaip ir Dievo žinojimą esantį Biblijoje ir remdamiesi savo žmogišką išmintimi teigia, kad Dievas nežinojo, kad Adomas nupuls. Ir kad Dievą tai nustebino. Šiuo tikslu jie apsimeta, kad Biblijoje nėra minėtų eilučių apie bendrą Dievo visako žinojimą, įskaitant ir nukreiptą žinojimą į ateitį, ir kad nėra dviejų įrašų apie Jėzų, kuris buvo apie tą avinėlį, kuris buvo suplanuotas prieš pasaulio sukūrimą, kad reikės tokio atpirkėjo. Ir Dievas tą atpirkėją parūpino už Adomą dar prieš jį sukuriant. Tačiau norėdami visiškai netmesti Dievo visažinystės, tokie tikintieji išrado kažką, kas leidžia jiems tai valdyti savo nuožiūrą. Ką Dievas žino, o ką Dievas nežino. Pavadino tai selektyvusis žinojimas. Tai yra toks žinojimas, kuris leidžia Dievui žinoti tik tai, ką jis nori žinoti. O ko nenori, tai ir nežino. Taigi žmonės nusprendžia, ko Dievas nori, ko nenori. Ir taip jie nusprendė, kad Dievas nenori žinoti, kad Adomas nupuls išbandyme Edene. Nes gal jam tai neįdomu, o gal Dievui tiesiog patinka staigmenos. Todėl jis norėjo nežinoti ir būti nustebintas galimu Adomo nuopoliu. Ir taip toliau. Koks drąsus pasitikėjimas, pasikėlimas prieš Dievo pažinimą iš Biblijos. Ir nepaėmimas nelaisvėn tokių minčių neprotingų. Kad būtų paklusnios Kristui. Taigi visas fantazijas, ir tai buvo kaip pavyzdys, mes turime, kad jos paklustų tos mintis Kristui. Puikybės pasireiškimas ir savo išmintingumo demonstravimas. Anot Pauliaus žodžių, mes turime priversti visas savo mintis paklusti Kristui, o ne demonstruoti savo pažinimą. Nes tik taip galime įgyti tikrą pažinimą. Tai reiškia, mes kontroliuodami savo mintis, kad jos būtų paklusnios Kristui, taip galime įgyti tikrą pažinimą. Tik tokiu būdu. Ar tai tiesa? Sulyginame su šventuoju raštu. Ir tapti tikrai išmintingais galime, o ne išpuikusiais išmanėliais, pasikeliančiais virš Dievo išminties, kurie yra Biblijoje. Skaitykime Efeziečiams 4:14. Efeziečiams 4:14. Kad daugiau nebūtume kūdikiai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo. Vieni taip mokina, kiti kitaip. Tai kur ta tiesa? Ir tai dažniausiai kūdikiai siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo. Žmonių apgaulės, gudrumo, vedančio į paklydimą. Visi tie dalykai veda į paklydimą, todėl turime tikrinti, ar tos mintis paklūsta Kristui. Bet kalbėdami tiesą meilėje, aukite visame kame į jį, kuris yra galva, Kristus. Efeziečiams 5 skyrius 6-8. Efeziečiams 5 skyrius 6-8. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais.
Taigi, jeigu kažkas kažką sako iš savęs, taip galvoju, aš manau ir taip toliau, tai tušti plepalai. Už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Mes turime suprasti, kad tai neša atsakomybę mums, kaip tikintiesiems, plepant tuščius plepalus. Todėl nebūkime jų bendrai, netgi taip sako, nebūkime jų bendrai. Ir jeigu mes susijungiame su jais, sveikiname, susitapatiname, mes tampame jų bendrais. Nes atiduodame savo autoritetą, savo įtaką, prie jų prilipiname. Nebūkite jų bendrai, juk kadaise buvote tamsa, iki įtikėjimo, iki susipažinimo su Dievo žodžiu, buvote tamsa Dievo požiūriu. O dabar esate šviesa viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai. Skaitome Filipiečiams 4:8. Filipiečiams 4:8. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra. Taigi, mąstant ir įvyksta tas kontroliavimas, ar ta mintis atitinka Kristui, ar tai garbinga, sako, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Apie tai mąstykite. Tokios mintis turi būti. Kolosiečiams 2:8. Kolosiečiams 2:8. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ar tuščia apgaulė. Religinėje sferoje nemanykime, kad yra vien tik tiesa sklinda, nes žinome, kad šėtonas apsimeta šviesos angelų. O kam? Būtent tai religinėse grupėse vyksta. Mes galvojame, kad atėjome į religinę sferą ir čia viskas teisinga, gražu. Perspėja apaštalas Paulius, žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija, tuščia apgaulė, kuri remiasi žmonių tradicijomis. Reiškia, jeigu žmonės tai darė, tai čia tradicija, atėjo iš tradicijos, priimkim. Ne, taip pat reikia patikrinti, ar gera ta tradicija, ar tos mintis atitinka Kristui ir pasaulio pradmenimis. Ne tik tradicijomis, bet įvairius pasaulio pradmenis aiškina, iš kur atsirado pasaulis ir kaip moksliškai ir taip toliau. Remiasi žmonių tradicijomis, o ne Kristumi. Buvo Kolosiečiams 2:8. Perskaitykime laiškas Hebrajams arba Žydams 13:9. 13 skyrius 9 eilutė. Nesiduokite suklaidinami įvairių svetimų mokslų. Nes gera, kai širdis sustipriname malonę, o ne valgiais, kurie nedavė naudos tiems, kurie jų laikėsi. Taigi, nesiduokite suklaidinami įvairių svetimų mokslų. O kaip galime nesiduoti? Kaip mes galime nesiduoti? Reiškia, reikia tikrinti. Jeigu nieko nedarysime, tai duosimės suklaidinami įvairių svetimų mokslų. Toks pasitikėjimas virš Dievo pasikėlimas virš Dievo išminties, kuri yra Biblijoje, yra palyginamas neproporcingoms galūnėms, nesveikiems sąnariams. Toks simbolinis dvasinis izraelitas negali aukoti. Toks nesiartins prie aukuro, nes turi trūkumų, kad nesuteptų mano šventyklos, sako viešpats. Kitas pernelyg didelio pasitikėjimo savimi ir žmogiškos filosofijos pavyzdys yra suteikti savo, žmogui, teisę pakeisti 10 įsakymų. Nes kažkas nusprendė, kad turi būti kitaip, nei Biblijoje parašyta. O tai galime rasti 2 vietose. Išėjimo 20 skyrius nuo 3 iki 17, tas vietas pasižymėkite. Išėjimo 20 skyrius nuo 3 iki 17 ir pakartoto įstatymo 5 skyrius nuo 7 iki 21. Išvardyti visi 10 Dievo įsakymų. Yra žinoma, kad iš viso įsakymų yra 10.
O iš kur tai žinome? Pakartoto įstatymo 4 skyrius 13. Pakartoto įstatymo 4.13. Jis jums paskelbė savo sandorą, taigi tie įstatymai yra sandora, ir įsakė ją vykdyti. Jis užrašė 10 įsakymų 2 akmeninėse plokštėse. Pasakyta, išvardyta, iki 10 mokam suskaičiuoti. Tačiau nei vienoje iš šių 2 Seno testamento knygų, nei Naujajame testamente nėra numerių, kurie nurodytų tų įstatymų pradžią ir pabaigą. Ir kai kurie norėdami pakeisti jų turinį, supraskime, kokia tikroji priežastis pakeitimo 10 Dievo įsakymų. Pakeisti jų turinį, pavyzdžiui, katalikų bažnyčioje, ten 10 įsakymų sąrašas yra toks. Kadangi norėjo pakeisti turinį. Čia yra pati esmė. Ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centras. Vaikus mokina iš tokių vadovėlių. 2012-16 metai Kauno arkivyskupijos katechetikos centras tokius paduoda patrumpintus įsakymus. Pirma, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Antra, netark Dievo vardo be reikalo. Trečia, švęsk sekmadienį. Visiškai iškraipytas pasakymas. Ir taip mokina vaikus. Suklaidintas dalykas jau šitame įsakyme. Sekmadienis atsiranda tik pirminėje bažnyčioje, kai mokiniai išugdė naują paprotį rinktis pirmąją savaitės dieną po Jėzaus prikėlimų. Tik tada. Iki Jėzaus laikų taip nebuvo, o 10 Dievo įsakymų parašyti iki Jėzaus laikų. Per Mozę jie duoti. Taigi, pirmą savaitės dieną tik po Jėzaus prikėlimo ėmė rinktis tikintieji ir mes tai dabar darome. Tuo tarpu čia turi būti paminėta sabata, 7 savaitės diena, o ne sekmadienis, kuris atitinka pirmąją savaitės dieną. Taigi, parašyta švęsk sekmadienį. Ir jau dar kitas dalykas. 4 įsakymas pradeda gerbk savo tėvą ir motiną. Dar kita klaida. 4 įsakymas dar turėjo būti apie Dievą. 4 įsakymas dar turėjo būti apie Dievą. Kai sakoma, mylėk viešpatį savo Dievą, visą širdimi, visą sielą, visų protų. Apima nuo 1 ir 4. O tik nuo 5, reiškia 6 įsakymai, iki 10 sieja artimą. Mylėk savo artimą kaip save patį. Taigi 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 įsakymai susiję su artimu. Taigi 4 jie rašo. Gerbk savo tėvą ir motiną, nežudyk, nepaleistuvauk, nevok, nekalbėk netiesos, negeisk svetimo vyro ir svetimos moters. Ir 10, negeisk svetimo turto. Taigi, tai arkivyskupijos katechetikos centro suredaguoti, tačiau katechizme išdėstyta šiek tiek kitaip. Galime sakyti, labiau supainiojant. Kad žmogui atrodo, lyg kad viskas paminėta, tik įsakymo eilė kitaip kažkaip sukarpyta. Į pirmą įsakymą įdeda iš Išėjimo 20 skyrius nuo 2 iki pat 5 eilutės. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane, nedirbsi savo drožinį, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas aukštai danguje ir kas yra čia, žemė ir kas yra vandenyje po žeme, jiems nesilenksi ir jų negarbinsi. Tai pirmas įsakymas. Dėl to atsirado apie Dievą tik tai 3. Štai sulipino 2 į 1. Jau klaidą atradome. Antra, neduosi piktam viešpatės savo Dievo vardo. Nenaudosi piktam viešpatės savo Dievo vardo. Ir trečia, atsimink, kad švęstum šabo dieną. Jau čia
nebesako sekmadienio, bet paimta iš Švento rašto, Šabo dieną, 6 dienas triusi ir taip toliau. Ir jau 4, gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume krašte, nežudysi, nesvetimausi, nevoksi, neliudysi melagingai prieš savo artimą. 9, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos, ar vergo, ar vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso artimui. Ir 10 vėl tas pats. Net patingėjo patrumpinti tą sakinį. Vėl 10, negeisi savo artimo namų, nei savo artimo žmonos, ar vergo, ar vergės, ar jaučio, ar asilo, bet ko, kas priklauso tavo artimui. Taigi, net patingėta patrumpit, kad būtų imitacija bent to 10 įsakymo panašiau. Dabar 90 tokie patys užrašyti. Bet koks logiškas protas pastebės, kad šiame sąraše paskutiniai 2 įsakymai, 90, kalba apie tą patį. Nes abu draudžia geismą. Skiriasi tik objektų, ko nereikėtų geisti. Žmonos ir nieko, kas priklauso artimui. Reiškia, 2 objektai žmonos ir nieko, kas priklauso artimui. Lenkų kalboje taip suredaguota. Lietuviškai mes skaitėme, kad negeisk svetimo vyro ir svetimos moters ir 10 negeisk svetimo turto. Tai reiškia, arkivyskupijos katechetikos centre jaunimui taip paredagavo, kad jau būtų lengviau biški susigaudyti. Katechizme netgi 90 pateiktos tie patys fragmentai Švento rašto. Ar tai logiška? Jei pats Dievas skirtų numerius tų įsakymų, ar jis įvykdytų tokį paskirstimą? Pažiūrėkime visą šių tariamai 2 įsakymų turinį Išėjimo 20 skyrius 17 eilutė. Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo, nieko, kas yra tavo artimo. Kodėl žmona išbraukta iš troškimų, reiškia, tų objektų sąrašo, geismų objektų sąrašo, o visi kiti pavadinti bendrai, negeisi svetimo daikto. Jei priežastis buvo ta, kad žmona yra gyvas daiktas, o namai negyvi, kodėlgi su žmona neatsidūrė tarnaitė, tarnas, taip pat žmonės? Ir kodėl kartu su žmona tarnu ir tarnaitė nebuvo jaučio ir asilo, kurie kaip gyvi gyvūnai turi daugiau bendro su žmogumi nei negyvas daiktas. Ir apie tai tas gyvas daiktas, tai tas pats kvėpavimas, po mirties jie keliauja į tą pačią vietą, kurią dėja drąsiai pakeitė didžioji dalis krikščionybės, priešingai nei Ekleziastas, 3 skyrius, nuo 19 iki 20 eilutės. Bet čia ne mūsų tema dabar. Apie tai atidedame. Taigi, kodėl šioje bažnyčioje, katalikų bažnyčioje, tokie 2 keisti įsakymai? Priežastis ta, kad vienas iš ankstesnių įsakymų buvo praleistas. O todėl pabaigoje trūko vieno. Todėl, norint išgelbėti situaciją, paskutinis buvo padalintas į 2 dalis. Kad skaičius būtų 10. Nes Dievas nurodė, kad jų yra 10. Kuris įsakymas buvo praleistas? Antrasis įsakymas. Apimantis 3 išėjimo, 3 eilutes netgi. 20 skyrius išėjimo nuo 4 iki 6. Ir sako taip, nedaryk savo jokio drožinio, nei jokio atvaizdo, to, kas yra aukštai danguje, nei žemai žemėje, ar po žemė vandenyje, nesilenk prieš juos, netarnauk jiems. Nes aš viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžias vaikus už tėvų kaltes, iki 3 ir 4 kartos tų, kurie manęs nekenčia, taigi nekenčia Dievo, yra ateistai ir kitokie, iki 3-4 kartos baudžia. Matome, kaip elgiasi tautos, kurios be Dievo gyvena.
iki 4-3 kartos, bet rodęs gailestingumą iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Taigi jie buvo priimti ne kaip atskiri įsakymai, o kaip komentaras prie pirmojo, va tą, ką mes perskaitėme. O tas pirmas įsakymas, 3 eilutė buvo, neturėk kitų dievų šalia manęs. Tai yra, pirmame įsakyme kalbama apie tai, kad neturėtume daugiau kaip vieną dievą. Neturėtume daugiau kaip vieną dievą. Kaip pasako vyresniajam, neturėk daugiau žmonių kaip vieną, tada suprantame. Bet kai sako mums įsakyme, neturėk daugiau kaip vieną dievą, mes nelabai suprantame, galvojame, kad 3 dievai. O 4-6 eilutėje kalbam apie nedarimą danguje, žemėje, vandenyje, po žemė atvaizdų, apie netarnavimą ir nesilenkimą jiems. Štai antras įsakymas išmestas. Netarnavimą, nesilenkimą jiems, atvaizdams. Pasak šios bažnyčios išminčių, šios eilutės kalba apie tą patį ir yra ne 2 atskiri įsakymai, o vienas tas pats, jų nuomonė, 4-6 eilutės yra tik pirmojo įsakymo apie didesnio skaičiaus dievų neturėjimą komentaras. Verta pabrėžti, kad šie tariamai komentarai iš viso yra net 3 eilutės ir kad tik Šabo įsakymas yra didesnis ir užima 4 eilutes, o visos kitos telpa į vieną. Paklauskime, ar neturėti jokių kitų dievų išskyrus JHVH arba Jahve, tai yra tas pats, kas nedaryti atvaizdų jokių objektų, kad ir kur jie bebūtų, tuo pačiu ir Dievo JHVH atvaizdo. Ar draudimas geisti artimo žmonos taip skiriasi nuo draudimo geisti kitų daiktų ir asmenų, kad jis nusipelno būti suskirstytas į 2 atskirus įsakymus, kurie abu susiję su geismu, o draudimas turėti daugiau dievų iš tikrųjų yra tas pats, kaip draudimas daryti bet kokius atvaizdus, įskaitant ir Dievą esančio danguje. Nėra logikos tame. Ir net jei tai užmerktume akis ir draudimą kurti atvaizdus vertintume tik kaip pirmo įsakymo komentarą, tai ar tai paneigia šio komentaro turinį, kuris draudžia kurti visokių dalykų atvaizdus, kas yra danguje, žemėje, vandenyje ir po žemę, kartu su draudimu jiems nusilenkti. Taigi nepaneigia net ir komentaras, jeigu tai būtų priimtas tos eilutės kaip komentaras. Atsakymas tikriausiai akivaizdus. Kaip ir antrojo įsakymo išbraukimo iš sąrašo priežastis ta pati. Norėjimas kažko pakeisti. Ir praktikavimas tam tikrų dalykų toje bažnyčioje. O kaip dėl paprastų ir suprantamų Jėzaus žodžių? Mato 23:9 eilutė. Mato 23:9 eilutė. Nevadinti nieko žemėje tėvu, nes tik jis yra danguje. Mato 23:9. Ir ne vieno žemėje nevadinkite tėvu, nes vienas jūsų tėvas, kuris yra danguje. Kodėl net toks akivaizdus, paprastas ir lengvai taikomas draudimas iš Naujojo Testamento, iš Jėzaus lūpų, yra laužomas iki pat šios dienos? Turi kitą tėvą. Popiežių. Kažkada vargu, ar kas matė šios žodžius, Mato 23:9, nes didžiausia skaičiumi krikščionių bažnyčia užblokavo prieigą prie Biblijos ir žudė jos vertėjus, spaustuvininkus, platintojus. Ir anot jų, jie tai darė dėl Dievo šlovės ir amžinojo savo aukų išgelbėjimo. Tai dėl to žudė. Taigi plačioji visuomenė ne tik niekada neskaitė Biblijos, bet ir nematė jos. Mylimieji, bet kaip yra šiandien? Apie visas Dievo tiesas galime pasiskaityti. Šiandien galime pasiskaityti, nieks ant laužų nebedegina. Nebijokime to daryti, nebėra inkvizicijos.
Kitas žmonių filosofijos pavyzdys, užuot Dievo mokslas iš Biblijos, pamokslaujant daugiau nei užrašyta Biblijoje. Tai yra aprašoma, pavyzdžiui, Mato 11 skyrius nuo 22 iki 24 eilutės. Mato 11 nuo 22 ir toliau. Ir aiškina. Todėl sakau jums, Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums. Ir tu, Kafarnaume, išaukštintas iki dangaus, nugarmėsi iki Hadės. Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Todėl sakau jums, Sodomos žemėje bus lengviau teismo dieną negu tau. Taigi visi tie homoseksualai šiais terminais vadinami bus pažadinti iš kapų. Sodomos žemėje bus lengviau teismo dieną negu tau. Ne visiems patinka šie žodžiai, nes kai kurie nusprendė, kad dalis žmonijos negali turėti dalies atpirkime. Jie neturi teisės gauti Jėzaus išpirkos ir negrįš iš kapų. Kodėl? Nes anot jų jie buvo labai dideli nusidėjėliai. Tokie dideli, kad Dievas juos sunaikino kartą ir visiems laikams. Koks nesuprantamai keistas toks mąstymas. Jie žino, nes Biblijoje atvirų tekstų parašyta, kad nėra ne vieno teisiojo. Kad visi yra puolę, nuodėmingi. Ir todėl Jėzus atėjo į žemę mirti už nusidėjėlius ir suteikite jiems galimybę pakilti iš nuodėmės. Jie taip pat žino, kad jie patys yra nusidėjėliai, kurie gali ko nors tikėtis tik Jėzaus aukos dėka. Nežiūrint to, paneigia kitiems tai, kuo patys nori pasinaudoti. Išpirkos nauda, nes sugalvojo, kad dideli nusidėliai netelpa į išpirkimą. Nes anot jų Jėzaus mirė tik už mažus nusidėlius, tokius kaip jie. Bet tai dar ne viskas. Jie taip pat žino, kaip išmatuoti nuodėmės dydį. Ir gali nustatyti, už kurį nusidėjėlį Jėzus mirė, o už kurį ne. Anot jų jis mirė ne už tuos, ir vardijama, mirė ne už tuos, kuriuos Dievas nubaudė mirtimi, tai Seno testamento laikais, pavyzdžiui, Sodoma, Naujojo testamento laikais, pavyzdžiui, žydai, kurie nukryžiavo Jėzų, taip pat Dievas mirtimi nubaudė. Tai jie už tokius Jėzus nemirė, va taip kai kurie mokina. Arba kas šiandien, taip ir šiandien jų nuomonė tokie dideli nusidėliai vis dar vaikšto po žemę, kurie nenori priimti jų Evangelijos versijos. Kažkas skelbia Evangeliją pagal savo versiją. Viena denominacija taip, kita denominacija taip, koks tai judėjimas vėl kitaip, nenori priimti jų Evangelijos versijos ir tapti jų religinės grupės nariais. O ką jie daro su minėtais Jėzaus žodžiais, kelis kartus pakartotais Evangelijose, kad Sodomai teismo dieną bus lengviau, nei pavyzdžiui Kafarnaumui, iš ko galime daryti išvadą, kad pasak Jėzaus, abiejų miestų gyventojai sugrįš iš kapų ir dalyvaus teisme. Taigi apie neteisingai aiškinamus palyginimus mes pakalbėsime kitą kartą. Taigi išėjimas už to, ką sako tiesa, tendencija kurti žmogiškas filosofijas, tuščios spekulacijos, fantazavimas apie įvairius dalykus, per didelis pasitikėjimas savimi, savo išmintimi, ambicijomis, atsidavimas bereikalingai tarnybai, tai yra viskam, kas peržengia tikrąjį žinojimą, kurį Dievas mums atskleidė Biblijoje. Ir daugiau nei tai, ką Dievas norėtų, kad mes darytume, teorijoje, praktikoje. Tai štai kaip atrodo tos neproporcingai didelės simbolinės galūnės, kurias turėdami negalime garbinti Dievo tiesoje. Iškraipimas nors vienos Biblijos eilutės siekiant skelbti savo teoriją yra nusikaltimas. Tas pats, kas duoti nuodų kitiems. Geriau duoti tiesioginę prasme nuodų savo vaikams, nei užnuodytą dvasinį maistą kitiems. Jei priimsime mokymą, kuris kyla ne iš Biblijos,
o vėliau bandysime jį įrodyti Bibliją, nepaisant to, kad jo kilmė ne biblijinė, šėtonas padės mums rasti argumentų, kuriuos kartosime nesąmoningai, klaidindami save ir kitus. Pavyzdžiui, 2 Timotiejus 3.13. Pikti žmonės suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami. Kas laukia tų, kurie iškraipo Dievo perduodamą žinią? Ezekėlio 22.28. Ezekėlio 22.28. Pranašai aptepė juos kalkėmis, kalbėdami jiems apgaulingus regėjimus ir skelbdami melagingus pranešimus sakydami. Taip sako viešpats, kai viešpats nebuvo kalbėjęs. Taigi aptepimas kalkėmis ir ką tai reiškia? Kalba apgaulingus regėjimus, skelbdami melagingus pranešimus. Taip pat Ezekėlio 13 skyrius nuo 1 eilutės ir toliau. Žmogaus sūnau, pranašauk prieš Izraelio pranašus, kurie pranašauja tai, kas yra jų pačių širdise. Pasiklausykite viešpaties žodžio. Taip sako viešpats, vargas kvailiems pranašams, sekantiems savo pačių dvasia ir nieko nemačiusiems. Izraeli, tavo pranašai yra lyg lapės griuvėsiuose. Jūs nestojate į Izraelio namų spragas ir nestatėte sienų aplinkui juos. Jie kalbėjo apgaulę, pranašavo melą. Jie sakė, taip sako viešpats, kai viešpats nebuvo jų siuntęs ir suteikė viltį, kad jų žodžiai išsipildys. Ar jūs ne apgaulę kalbėjote ir ne melą pranašavote, sakydami, taip sako viešpats, kai aš to nekalbėjau. Kadangi jūs kalbėjote apgaulę, pranašavote melą, aš esu prieš jūs, mano ranka bus prieš pranašus, reginčius apgaulę ir panašaujančius melą. Jie nepriklausys mano tautai, pirmas dalykas, nebus įrašyti į Izraelio namų sąrašą, antras, ir nesugrįš į Izraelio kraštą, trečias. Tada jūs žinosite, kad aš esu viešpats, nes jie suvedžiojo mano tautą ir taip toliau. Taigi tinkavimas, balinimas, kalkėmis, suteikimas sienai kitos išvaizdos, taigi tiesos mokymų klastojimas, įvedant klaidą, kurie pranašauja arba viešai moko savo įkvėpimu, ne Dievo, bet savo įkvėpimu. Tokie mokytojai savo mintimis yra kaip lapės, kurios niokoja vynogynus, pagal Giesmės 2.15. Reiškia, tos laputės negaudo tų minčių blogų. Nežino Dievo plano, kad ir apie šią priespaudą, kuri dabar vyksta. Netgi dirba prieš Dievą, kuris priespaudoje griauna dabartinę dalykų tvarką. Tuo tarpu jie daro viską, kad šią tvarką išsaugotų, prašydami pagalbos iš Dievo, kuris griauna šią tvarką. Ir apie tai rašo Biblijoje. Tačiau daugumai krikščionių Biblija yra uždara knyga. Ir jie neturi nemenkiausio supratimo apie Dievo planą. Taigi, jie nebus įtraukti į Dievo tautos susirinkimą, reiškia į renkamas klases. Jie nebus įrašyti į Izraelio namų sąrašą, į gyvenimo knygą bendrai. Nesugrįš į Izraelio kraštą, neužkariaus savo Kanaano arba simbolinį savo charakterio. Taigi pabaigai 2 Jono 6.11. 2 Jono 6.11. Tai yra meilė, kad mes elgiamės laikydamėsi jo įsakymų. Jurėno vertimas yra nesuklastotas, skaitykite jį. Ir tai yra meilė, kad mes elgiamės laikydami jo įsakymų. Tai yra įsakymas, kad girdėjote nuo pradžios, elgtutės su meile. Po pasaulį pasklydo daug suvedžiotojų, kurie neišpažįsta Jėzaus Kristaus atėjusio kūne. Toks yra apgavikas ir antikristas. Žiūrėkite savęs, kad neprarastumėte, ką esate nuveikę, kad gautumėte visą atlygį. Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokymo, neturi Dievo. Kas laiko Kristaus mokymą, tas turi ir tėvą, ir sūnų.
Jei kas ateina pas jūs ir neatsineša šio mokymo, to nepriimkite į savo namus ir nesveikinkite. Nes kas jį sveikina, dalyvauja jo piktuose darbuose. Taigi yra svarbios šios eilutės. Meilės esmė yra elgesys atitinkantis įstatymus. Bet koks mokymas Jėzų darantis kažkuo kitu, nei žmogų iš kūno ir kraujo, kuris mirė už Adomą, padarant jį dievu kažkokiu arba dievažmogiu, tai yra klaida, trenkianti per išpirkimą. Taip pat ir mokymai apie išgelbėjimą ateinantį per vienokius ar kitokius darbus, įstatymo laikymasis, dalyvavimas piligriminėse kelionėse, sakramentuose, priklausymas vienai ar kitai organizacijai ir taip toliau. Tai yra taip pat mokymas, ne Jėzaus mokymas. Taigi, anot Jono, tie, kurie peržengia Biblijos mokymą, eina per toli ir nesilaiko Kristaus mokymo, nežino Dievo. Nepriimti tokių, nesveikinti, nelaikyti kaip draugų, bet kaip pasaulio, su kuriuo neturime gyventi draugystėje, nes draugystė su šiuo pasauliu yra priešiškumas Dievo, Jokūbo 4:4. Palaikyti šį ryšį su tokiais reikštų suteikti jiems bent dalį savo įtakos, paramos, ką Jokūbas vadina dalyvavimu jo piktuose darbuose. Taigi, mylimi broliai ir seserys, kitą kartą pakalbėsime apie kitus nepageidautinus bruožus. Šiandien kalbėjome, jog tiesos iškraipimas yra nepageidautinas Dievo vaiko bruožas. Dėkojame Dievui už šį supratimą. Įsigilinkime į jį. Amen.